Nulėkiau ant smėlio. Reikia kitaip. Ispanijai, kaip tėvai vaikus prižiūro. Vaikas griuvo, motina ėjo kaip ir nuėjo, o tėvas kalbina, einam su manim. Kitas tėvas vaiką nešioja ant krūtinės susirišęs. Motinos dalampačkai, jos eina toliau, nereaguoja visai. Tie ispanai šiltnamiuose, tarp šiltnamių gyvena kaip čigonai. Benkai. Skudurai, šiukšlių, jie to nemato. Klausimas ten kažkas įklimpia, ar čia man vaidenasi. Vadinasi, ilga kelionė per kopas. Kokia aikštė, kažkas tai šaudo. Ar ten vaikai žaidžia, ar... Gruodžio 31 nutariau važiuoti į Almeriją. Čia nuo Capo de Gatos į vieną pusę gal 24 kilometrai. Nu, apytikliai tiek kažkiek tai. Čia Natur Park, kur aš važiuoju. Aš dabar čia važiuoju ir matau, kad blizga. Čia reiškia 0 buvo. Jei pas mus kempinge buvo +4, tai čia blizga. Čia 0 buvo. Košė. Apdžiūvo šiek tiek, bet košė. Greit nevažiuoju, kad visas neapsidrėptau kelionės pradžioj. Tai aš dabar važiuoju nuo Capo de Gato link Retamar, link Almerijos. Tai jeigu naviguoju, visi keliai rodo, kad reikia važiuoti keliu, kur automobiliai važiuoja. Tai noro ten važiuoti nėra. Jeigu čia kelio nebus pajūriu, tai grįšiu sekantį kartą jau keliu. Bet pabandymui, tai važiuosiu nuo Capo de Gato iki bent jau Retamar, po to Altijan. Važiuosiu pajūrio. Gruodžio 31 diena, šiaip pranešė apie 18 laipsnių šilumos. Nei vieno debesėlio. Čia privažiuoju kažkokį tai ežeriuką, nulipau specialiai, visai paplūdimy. Aš galvojau žvejys, bet ne, čia žmogus filmuoja. Noriu pasižiūrėti, kokie čia paukščiai. Išbaidžiau aš tas ančiūtės visas. Važiuoju aš toliau, bet tas ežeras gan toli nueina. Tai net įdomu, kur man ten apvažiuoti reikės, man ten ko gero visai nemažą kliupą reikės padaryti. Sportuoja žmonės. Hola. Na, aš čia buvau. Aš normaliai apvažiavau, iš tikrųjų, 6 kilometrų. Aš čia buvau praeitą kartą, čia yra tiesos kelias iki kempingo. Tai aš pravažiavau Capo de Gato, pravažiavau jūrą, pravažiavau vėl nežino kiek. Ir išvažiavau į kempingą. Normaliai, kaimas. Tie ispanai šiltnamiuose, tarp šiltnamių gyvena kaip čigonai. Benkai. Skudurai, šiukšlių, jie to nemato. Jiem tu gyvena, tegu gyvena, man netrukdo. Važiavau šiuo keliu. To žiūrau, vienas toks didelis šuo vaikšto kaip jautukas. 2 keliai yra, vienas, kur aš pradėjau važiuoti. Aišku, marokiečių jie nekenčia, kvapą jaučia, tai ant tų daugiau puola. Bet aš vis tiek paėmiau, apsisukau. Nes 2 keliai yra, jeigu būtų tas tik vienas kelias, būtų važiavęs. Bet pasirinkimas buvo, galvoju, tegu vaikšto tas dydžio kaip vilkas šuo. Tiek to galvoju, jau aš apvažiuosiu.
Šiltnamės, čia iš viso, netoli kempingas, kur kemperis mūsų stovi ranka paduoto, o aš jau virš 8 kilometrų nuvažiavęs. Normaliai aš čia pasivažinėsiu. Dar čia ras, kur čia man išvažiuoti. Čia atvažiuoju iki kempingo. Tai eilinį kartą įsitikinau, jeigu vadovautis žemėlapiu Maps.me, tai gali visokiais takiukais išvažinėti. Iš tikrųjų važiuoju už Lempos ir aš tik Maps.me pastebėjau, kad aš didelį ratą darau, tai praktiškai 7 km ratą padariau ir privažiavau prie mūsų esančio netoli kempingo. Čia jos yra amerikietiškos agavos. Jų lapai va šitie, apie 2 metrus būna. Jos paplitusios visame pasaulyje. Ir kilusios jos iš Meksikos. Jos auga šios agavos apie 25 metus. Ir vieną kartą per savo gyvenimą žydi. Žydi ir tas žiedas išauga. O tokį sumatą, čia yra žiedai. Ir jis po to nudžiūna. Tai jis vieną kartą tik tai auga. Žydė. Ir va čia yra agavų miškas. Tai prieš 20 metų čia kažkur grubiai gyvenom. Tai jie tokie būdavo žali, gelsvi, su tokiais raštais. Dabar aš net nematau. Spigliuoti, o tokie spigliukai. Aštrus. Žiedas nudžiūvęs, jau nulūžęs, sumedėjęs. Tai kaip prieš 20 metų, nauji dygsta. Primėto sėklų, ko gero, tas žiedas ir toliau auksta. Tai kai buvom, tai tos agavos buvo ganėtinai didelės, jos tokios gražios, buvo žalios su geltonom juostom. O dabar tik naujos dygsta, mažiukė. Čia kažkur ir naviguosiu, pasižiūrėsiu, kur mane veda. Iki pačios Almerijos 14 km. Pačios Almerijos. Bet navigavau, dabar važiuosiu pagal navigaciją. Žemėlapį irgi matysiu, kur važiuoju, kur grybauna. 14 km. Gražus tas Retamaras. Čia ko gero pajūriu važiuosiu. Tai išvažiavau į dviračių takelį visgi. Tai manau, gal nuo Retamaro iki Almerijos bus dviračių takelis. Labai fainas kelias. Ir šviesas išjungiau, nereikia. Paukščių daug. Laukiniai balandžiai. Mačiau ir papūgas, bet praskrendančias mūsų pačiam kempinge. Bet dviratininkai turi dviračių taką, bet visi važiuoja jie keliu. Nesuprantu, mes jau vieną kartą kalbėjęs, sakė, plonytės padangos, tai dviračių takeliuose akmenukų pasitaiko, tai labai dažnai prakerta padangas, tai jie važiuoja mašinų keliu, ten jis būna švaresnis. O tokie medeliai susodyti įdomus. Čia aš visai pajūriu važiuoju. Ten matyti pajūrys. O kaip gražu. Čia aš atsimenu, šuniuką kai nusipirkom, tai irgi čia atvažiavom. Mes čia iš tų kraštų ir savo šuniuką pirkom. Ne iš Retamaro, bet netoliese. Vera, gal 100 km, gal mažiau. Kemperių tai labai daug. Kaip niekad jų labai daug. Čia ko gero po COVID
Covido žmonės pirko, nes buvo bumas, net jų buvo trūkumas vienu metu. Dabar vėl jų nemažai parduodama, bet daug keliautojų su kemperiais, populiaru. Filmuoju, kad labai kaktusai kokie. Nu labai gražu, tarp kitako, labai. Manys kelias viso gero ir baigėsi. Nu toliau kelias veda ir navigacija veda ir Maps.me rodo, kad kelias. Nuo Retamaro link Almerijos, va, tai va dabar važiuoja. Pradžiai dviračių takelis, po to staigiai nukirstas ir toliau tokiu keliu važiuoja. Nu jo, dviračiai čia irgi važinėja, čia ne vienas aš. Bonaldė. Nu sportiniai dviračiai su plonais ratais, jie čia nevažiuoja, jiems čia šakės iš karto pareitų. Prakirstų staigiai. O kaip gražiai išvažiuoja čia. Nulėkiu ant smėlio. Kaulus pamankštinau. Pirmas nulėkimas nuo dviračio. Prasimankštinau tik tai. Pažiūrėsiu. Kaip čia buvo. Tai važiuoju, vieną ranką kamerą laikau ant smėlio. Užvažiavau ir apsivožiau. Normaliai dar taip. Pamankštino šiek tiek kauliukus. Reikia kitaip. Ir sušilau. Kamerą dabar kitą užsidėsiu, nes viena ranka laikyti ir važiuoti tokiu keliu, tai iš savo klaidų reikia mokytis. Bet taip normaliai nukritau kažkaip tai. Kauliukai tik subraškėjo. Normaliai. Nu, pajūriu, čia nepravažiuosiu, aš kaip ir tinkamai važiavau. O va tokiu keliu. Iš tikrųjų reikia dviračiu važiuoti dviejom rankom laikyti vairą, o ne viena. Koks krūmelis. Žiedukai tokie mažiukai. Bados vienos adatėlės. Tai toks gražus. Čia iš tikrųjų tokiose džiunglėse nelabai ir praeisi. Tai badosi visas augalas žydi, jisai nežydi, nesvarbu. Viskas badosi. Triušių čia irgi daug. Nurodyti nerodysiu, bet jų čia yra daug. Čia aš kamerą jų negaudysiu. Jiems čia labai gerai. Plėšrūnų nėra ko gero. Lapių nemačiau. Tik varinėja. Triušiai, kiškiai, nežinau ką šiandien. Draustinis. Nacionalinis parkas, draustinis. Čia ir medžiot ko gero jų negalima. Nes šiaip ispanai tai medžioja jūs. Vėl įvažiavau. Čia į tas ramblas, tai tokios košės tose ramblose. Ai. Nu kam, reikės pravažiuoti pro jį, nori tu nenori. Klausimas, ger, ten kažkas įklimpia, ar čia man vaidenasi. Bandau apvažiuoti tas ramblas, nes ten tokia košė, dumblas. Ten matau viena raudona mašina, tik stogas matyt, man atrodo, ten žiauriai įklimpus. Nu, bet ot pajūriu taip ir eini, taip ir tempi. Vėjo jokio. Smagu. Vadinasi, ilga kelionė per kopas. Mašinų mažiau stovi, tai jau tai išvažiuosiu, išeisiu aš iš šito smėlyno, manau, nes pamatau jau ir mašinas stovinčias.
Costa Acabana. Va, perskaičiau dabar. Costa Acabana. Dabar man sukti čia. Ok. Nu, paplūdimiai, kiek be važiuoja, visur faini. Daug vietos, daug erdvės. Daug kranto linijos. Čia ir bėgioja, ir dviračių rodo, kad galima važiuoti plati juosta. Maps.me. Visgi išvažiavau dviračių takelį. Tu gero iki Almerijos jisai eis toks kelias. Tik čia liko kilometrų, 4 kilometrai. Čia visai pajūrį važiuoju, tarp palmių. Nu, gražu, gražu. Ir pešiųjų takas greta eina. Lygiai greičiau matyti. Žmonės bėgioja, sportuoja. Ispanai. Sportuojanti liaudės. Padarysiu pauzę, pasigrožėsiu tuo vaizdu. Aš atvažiavau praktiškai va ten kažkur tai Capo de Gata. Čia Retamaras šviečia. Čia kažkur netoli Alquianas. Aš tikiuosi, kad iki Almerijos toks puikus kelias bus. Taip, iki pačios Almerijos porą kilometrų liko. Dar aš nenusprendęs, kur Almerijoje važiuosiu. Yra senamiestis, bažnyčių daug, kaip pagal žemėlapį žiūrėjau. Yra pilis, yra labai graži pilis. Čia aš kai atsimenu, čia buvo Almerijoje, nu, gal prieš 20 metų kokį Viduržemio jūros šalių varžybos, olimpiada ar spartakiada, kažkaip taip vadinosi. Tai Almerija labai jau statėsi kelius, darė dviračių takelius, palmės sodino. Visą infrastruktūrą keitė, kardinaliai gražino. Štai pervažiuoju Almerijos Ramblą. Nežinau, kaip jinai vadinasi iš tikrųjų, bet žemėlapiuose va tokia didelė Rambla. Iš kalnų, kai vanduo pliūpstelna, kad visas neužtvindytų Almeriją. Va, tokia va padaryta Rambla. Ir jau už jos vadinasi jau Almerija. Matau irgi kemperių daug sustoja. Privažiuosiu, pasižiūrėsiu, ko čia jų tiek daug stovi. Ar jiems čia galima? Klausimas. Taip, kokios šalys stovi? Ispanai stovi, ženklų kol kas įvažiavime, aš nemačiau, kad čia negalima stovėti. Pervažiuosiu. Tarp jų po to pasižiūrėsiu, bendrai padarysiu pauzelę, pasižiūrėsiu, kaip čia Park Fonai atžymėja. Gali stovėti, negali stovėti. Nu, aš pasižiūrėjau, Park Fonai neradau, kad šiandien kemperių stovėjimo vieta. Čia kaip paprasčiausia sustojimas automobilių. Paprasčiausia. Na štai Almerija. Žmonės deginasi, mėgaujasi saulę. Papūgų daug. Čerškė čia jos. Šunys laisvai bėgioja. Pajūry šeimininkai paleidžia. Zen. Čia laisvė tikrai jiem jaučiasi. Važiuoja kas kur nori, kaip kas nori. Toks lajos padarytas. Senas, ko gero, jau dabar nenaudojamas, ištrauktas ant kranto.
irgi kemperių irgi pristatyta ir miesto centre. Čia irgi gatvį pardavinėja. Tamsiaodžiai. Čia ir greitis parodytas, kad ne greičiau nei 10 km per valandą. Tai aš gal šiek tiek greičiau važiuoju. Nu, čia reikia labai žiūrėti pereinančių, kas dviračių takelį pereina. Vokietijai tai jie pasižiūro, o čia jie tiesiai ir šauna. Tai reikia man biškiai atidžiau irgi važiuoti. Sportuoja. Nu, daug Ispanijos sportuojančių, daug. Bėgioja. Kokia aikštė. Kažkas tai šaudo. Ar čia dirba? Kad šaudo. Šiek tiek. Tokia aikštė. Ar ten vaikai žaidžia, ar neaišku. Kažkas blykčioje. Važiuoja Dirselse. Vaikai. Treniruojas. Šiandien 31 gruodžio, tai vaikai treniruojasi. Aha, ir ką toliau man? Čia uždraudžia važiuoti, o man ten ir nereikia. O, šitą vietą atsimenu. Aš va ten matau ant tilto to žmonės vaikšto. Aš irgi noriu ten, važiuoju, pasižiūrėsiu, kur papūgos rėkdamos nuskrido. Važiuoju, čia už manęs tiltas ir man labai įdomu, kaip jie ten užlipo. Važinėsiu aplinkui, bet surasiu, kaip jie ten užlipo, užsikirėbino. Dviračiais ten nevažinėju, bet man ir nereikia. Taip, ant šio tilto negalima dviračiais, mašinom, rūkyti net negalima. Šiukšlių mėtyti, šunų vedžioti negalima. Ir nuo tilto šio aukšto šokinėti. Čia ant šito kelio bėgiai padaryti, čia ko gero traukinukai, man atrodo, gal Almerijai laivam pakrauti veždavo kažkokius krovinius vežimukais, nes bėgiai išlikę. Senas tiltas restauruotas, nudažytas ir bėgiai išlikę. Čia einu tuo tilto, matosi, kaip jis linksta ir kažkur tai link jūros. Net įdomu, ką aš ten pamatysiu. Čia kolonėlė apačioj, dizelio kaina €1,46, benzinas €8,95. Jo, čia buvo kažkokia tai geležinkelis. Pacaniokai apačioj žaidžia su petardom. Niekas čia jiem nieko nesako. Prisipirkę aikštelį tokio mėto. Ten ant kalno matosi pilis. Tai važiuosiu aš į kitos pilies, tikslas mano toks. Ar įeisiu vidų, ar neįeisiu, nežinau, bet važiuosiu. Šelmerijos uostas, didelis laivas, priplaukęs.
jachtų prieplauka. Aš va ten atvažiavau iš tos pusės. Plaukimas į Almerijos miestą. Gražu, gražu. Bet aukščio bijau, jei, pavyzdžiui, laivas būtų tokio aukščio ir reikėtų šokti į vandenį. Tai nežinau. Tai nežinau tada. Ispanijai, kaip tėvai vaikus prižiūro. Vaikas griuvo, motina ėjo kaip ir nuėjo, o tėvas kalbina, einam su manim. Kitas tėvas vaiką nešioja ant krūtinės susirišęs. Motinos dėl lampačkių, jos eina toliau, nereaguoja visai. Vat, ir ne pirmą kartą pastebėjom, kad vaikus prižiūro daugiau tėvai Ispanijoje ir kantrybės turi. Jie guli ant šaligatvio, rėkia. Motina ėjo ir nuėjo, tėvas sustojo, kalbina jo, netempė nieko, stovi, įkalbinėja. Kantrybės turi. Tai aš matau navigaciją, kad jeigu gerai suprantu, aš jau 35 km nuvažiavau. Ir dar nedavažiavau iki pilies, kur aš noriu. Ir parkai čia yra, nežinau, ar man čia šiandien visos dienos užteks. Čia atvažiavau į aikštę, labai gražią aikštę. Čia tokie papuošimai, kaip vitražai. Ar čia pilis, ar reikės pasižiūrėti? Čia yra katedra. Čia yra katedra, o aš matau, pilis dar yra kitur. Dar aš turiu pavažiuoti. Nieko sau. Nieko sau, netikėtai barkštelėjo. Labai graži aikštė. Ten tolin matosi pilies tvora. Ir ten statula. Ir va, visgi privažiavau prie tos pilies. Nežinau, aš po vidų vaikščiosiu, ar man užteks energijos, man dar grįžti reikia. Kokia graži pilis. Pabandysiu apvažiuoti aplinkui, pasižiūrėsiu. Ne, į pilį neįsiu, aš čia galą gausiu. Visko neapžiosiu, neapeisiu. Per vieną dieną nuvažiuoti ten. Aš jau nuvažiavau, nežinau, 40 km, gal daugiau. Gerai vaizdai.
Prirakinau dviratį, gertuvę palikau, striukė irgi palikau. Man svarbiausia dviratis. Negaliu tik nešiot, lipu pasižiūrėsiu. Aš matau, čia moteris laipioju. Gal į pilį ir neįeisiu, bet einu kažkur. O, kaip gražu. Pasižiūrėsiu. Anksčiau čia būdavo tai, jeigu ES narys, tai galėdavai po šią pilį vaikščioti nemokamai. Jinai restauruota buvo ES pinigai, tai mokesčių neimdavo. Dabar nežinau. Iš esmės, pradžioj praeičiau pasižiūrėtų. Visa pilis yra didelė. Tai neįstengsiu, manau. O gal ir įstengsiu. Einu, žiūrėsiu, ką pamatysiu. Apžvalgos aikštelę. Tai jo, čia panorama atsiveria, aš labai toli nenueisiu. Tiltai galingi, tarp kalnų, tarp uolų. Dar pas mane planuosi ir į parduotuvę užsukti. Visgi nauji metai, kažką nusipirkti. Skanesnė užvalgyti. Nu, panorama tai gražiai. Atrodo, viskas matosi. Kiekvienas namas ant stogo turi tokią aikštelę. Tai drabužius žiauna, tai sėdi ko gero. O čia tvorelė vis mažėja ir mažėja. Ar čia saugu taip? Ai, nu jo, saugu. Matosi ant stogų. Įvairiausiom spalvom stogai. Čia senamiestis ko gero, stogai neaukšti, namai neperstatyti, o va ten toliau. O, tai jau dastatyti namai. Aš žiūrau kelią, aš praeitą kartą norėjau į Kelmerijos davažiuoti tuo keliu, bet šalmo neturėjau, tai ir nevažiavau. Čia netgi ir arčiau būtų, ir arčiau ir patogiau. Jeigu aš smėliu važiavau, tai čia reikėtų keliu daugumoje važiuoti. Bet ir pačio Kelmerijoje taip sudėtinga. Statybos, remontas, tai iš tikrųjų nepaprasta. Ir po miestą važinėti. Vienas telefonas su navigacija išsikrovė. Buvau užsidėjęs, kad matyčiau konkrečiai Maps.me. Tai padėjau į krepšį. O kitą nustatai, ten yra programėlė dviračio. Navigaciją palikau. Nelabai naudoju. Nu, kad reikėtų grįžti. Dar čia kažkur po senamiestį pasitrinsiu, pavažinėsiu ir važiuosiu link kempingo. Nežinau, kiek kilometrų, 25, 27, 28, kad aš tiesiai važiuotau. Aš kampais. Jau čia pakankamai ir taip nemažai nuvažiavau.
Kur čia taip garsiai? O ten gyvai dainuoja. Gėlė žydė, gražu. Užvažiavau dar Merkadoną, apsipirkau pilnas tašes. Nu, ir liko man važiuoti 25 kilometrai. Nu, apytiksliai kažkur tai. Nu, dabar jau nežiūrėsiu, kur trumpesnis kelias, jau žiūrėsiu dabar, kur geresnis kelias. Šiandien 31 jau vakaras, man reikia bent jau sugrįžti, kol dar šviesa. Šalmerijos jau išvažinėjo. Žvejai į priekį irgi važiavau, meškės sudėto, bet žvejų nemačiau. Tas parkas įdomus. Kas per medžią irgi nelabai žinau.